Kitą savaitę visam pasauliui bus kalbama apie narkotikų žalą, kurią sukelia visai bendruomeniai ir be abejo mūsų vaikams. Esu 2 paauglių tėvas ir narkotikų problema man yra labai aktuali, nes be abejo kiekvienas iš mūsų suaugusių jaučiamės nesaugiai, nežinodami, kur yra dabar šiuo metu mūsų sūnus arba dukra ir ką mes galime su to daryti. Narkotikų kontrolės departamento statistika žiauri ir byloja, kad šiai dienai 15-16 metų moksleiviai, iš jų kas 5 yra paragavęs ir žino, kas tai yra narkotikai. Mes medicinos klinikoje Mirameda kartu su Klaipėdos miesto, Šilutės miesto, Klaipėdos rajono, Trakų rajono ir daugeliu kitų pradėjom bendrą projektą, tai yra sveikos, švarios mokyklos ir man labai džiugu, kad mums tai pavyko, labai daug entuziastų yra ir privačių detektyvų biuras, ir narkotikų kontrolės departamento pareigūnai ir mes bendrom jėgom darom labai svarbu ir labai reikalingą, mano akimis, šiai dienai Lietuvai projektą. Ką gali tėvai padaryti namuose? Pasiimat va tokį paprastą testuką. Ir tai yra kaip draudimo polisas. Kartu su vaiku aš rekomenduoju, kaip žaidimas. Pasiimat šitą testą, praeinat, paimat visus mėginėlius nuo visų kampučių, nuo klaviatūrų, nuo piniginių, nuo tų daiktų, kur gali likti, reiškia, kur labiausiai gali likti narkotikų pėdsakas, kartu su savo daiktais, kad neįtarinėti nei vieno iš šeimos narių ir tiesiog pasidžiaugiat po to, kad jūsų namai yra švarūs. Tai yra švarių nuo narkotikų namų požiūris. Šitas testas leidžia atpažinti kanapės, amfetaminus, leidžia metamfetaminus, heroiną, bet heroiną ar metadoną ar opiatus jis nurodys, kad jie yra, bet jeigu mums reikės tiksliai žinoti, koks narkotikas, yra patikslinantis testai ir tada mes galėsim tiksliai žinoti, kokia konkrečiai medžiaga buvo. Bet kadangi šito testo vis dėlto tikslas pasakyti, ar buvo kontaktas su narkotinė medžiaga ar nebuvo, tai mes skaitom, kad tarkim mokyklose to pilnai pakanka, kad mes žinom, kad tai buvo kanapės, tetrakanabinoidai ir atitinkamai, reiškia, mes konstatuojam šitą faktą. Mes daug važinėjom po mokyklas, kadangi su visuomenės sveikatos biurais atliekam tą švarios mokyklos projektą ir matom, kad dėja, bet nemažai Lietuvos mokyklų turi teigiamus rezultatus. Ir dažniausiai, kai po to kalbamės ir su vaikais, ir su pedagogais, jie taip pat pripažįsta, kad bent vieną kartą gyvenime 21 procentas 15-16 metų paauglių bandė narkotinę medžiagą, dažniausiai tai be abejo yra liaudiškai sakant žolė, marihuana. Aišku, ačiū, kad mokyklose nėra sunkesnių narkotikų, tai to mes galim pasidžiaugti, nei vienoje mokykloje Lietuvos neaptikom sunkesnių narkotikų. Tai šito tikrai galima pasidžiaugti. Ką dar duoda šitas testas mokykloms? Jis duoda tai, kad po šito testo galima padaryti aptarimą. Tai yra su mokyklos bendruomenė, tai yra su tėvais, tai yra su pačiais vaikais. Kur galima įsigyti šitą testą šiai dienai, mes jį turim savo klinikose ir dar yra prekiaujama mūsų partnerių parduotuvėje elektroniniai, tai yra Papildai LT. Vaistinėse šito testo nerasite dėl to, kad šitas testas yra cheminis reagentas. Tai nėra vaistas, tai nėra testas, kuris siejamas su bet kuria, reiškia, žmogaus terpė, tai yra testas, kuris tyria aplinką. Dėl to jis yra visiškai saugus pačiam žmogui, bet jis yra labai informatyvus.